Verslo forumas, aišku, yra labai naudingas renginys, nepaisant to, kad mes turime begalę žmonių ir daug žmonių susirenka ateina čia. Pats atraktyvumas ir įdomumas, kad įvairiais kampais mes galime apžvelgti ne tik verslą, ne tik galimas ateities vizijas, bet mes matome ir realijas. Deja, realizmas neatskiriamas yra nuo pesimizmo. Ekonomistai į Lietuvos verslo forumą ateina paprastai pagazdinti, tokia jų prigimtis, papasakoti, kas yra blogai, kas gali blogo atsitikti, kokias problemas matome horizonte. Bet aš galiu pasakyti, kad aš asmeniškai iš Lietuvos verslo forumo išeinu visuomet geresnės nuotaikos, paklausęs, ką daro verslininkai, kaip jie galvoja, ką jie planuoja. Aš suprantu, kodėl Lietuva pastaraisiais metais augo tokiais tempais ir kodėl buvo jinai atsparesnė negu daugelis kitų šalių. Aš manau, kad niekas Lietuvoje nėra toks gyvybingas kaip būtent mūsų verslas, nes iš tikrųjų dėl to, kad verslas deda daugiau pastangų, kartais atrodo, kad negu galėtų. Mes turime tą verslo proveržį ir tiek, kiek mūsų verslas šiandien yra pasiekęs, tai tikrai reikia pasakyti, kad tai yra turbūt sritis padariusi patį didžiausią proveržį, jeigu žiūrėtume į viešąjį sektorių ir visas kitas sritis. Svarbiausia, tai mums reikia mokytis toleruoti nežinomybę ir vadovam, ir darbuotojam, ir ypatingai vadovam labai svarbu sukurti alkį. Apskritai, ar mes esame ta visuomenė, kuri vis dar turi alkio ir vis dar gali būti konkurencinga tarp kitų šalių? Deja, tie naratyvai tokie negatyvūs sklando jau porą metų visoje erdvėje. Ir atrodo, ką su tuo daryti. Tai man atrodo, čia mes kaip lietuviai, kaip krepšinio šalis, šitą konferenciją labai puikiai išnaudojam, kaip, žinot, tokią minutės pertraukėlę, kad atsitraukiam nuo darbų, visi susitinkam, visi pasidalinam, viens kitą įkvepiam ir man atrodo, mes po tos pertraukėlės tikrai žinosim, kaip su tais naratyvais išgyventi. Verslo forumas suteikia unikalią galimybę pamatyti visus būsimus neapibrėžtumus, sviravimus, visus veiksnius. Tiems, kurie nori startuoti nuo nulio ir pradėti šiuo metu verslą, iš tikrųjų reikia pirmiausia paklausti, o kokią aš galiu sukurti pridėtinę vertę. Kur bus ta vieta, kur aš būsiu geresnis už kitus. Čia ne loterija, čia nieko nenutinka atsitiktinai, turi būti protingas, atkaklus, energingas ir turi tada galimybę sėkmei ir laimėti konkurenciniai kovoj. Būtent tie žmonės, kurie sugeba pinigus uždirbti, tie žmonės, kurie sugeba sukurti darbo vietas, tie žmonės, kurie turi labai gerų idėjų, susirenka ir tomis idėjomis pasidalina. Valstybė galiu tik tai palinkėti politikam, biurokratam pasižiūrėti į tas idėjas labai atidžiai, nežiūrėti į verslą kaip į priešą, tas idėjas pasiimti savo ir padaryti taip, kad mes visi tų pinigų galėtume uždirbti daugiau ir visiems gerovės būtų daugiau šioje valstybėje. Apskritai, manau, kad Lietuvoje verslas yra labai geram tokioj bangoje, brandos prasme. Verslas tampa labiau atsakingas už mūsų kaip valstybė, reiškia valstybės išlikimą. Ir prasideda aktyvesnis, reiškia, kapitalo kaupimo procesas. Tai aš manau, kad pagrindinis Lietuvos verslo pamatas yra stiprybė. Tai yra pasitikėjimas savo jėgom ir begalinis kūrybiškumas. Jeigu tu tiki, ką darai ir tą darai su meile, kaip vieną kartą pasakė žymus krepšininkas, jeigu tu žaidi krepšinį, o už tai dar moka pinigus, tai yra kaifas. Tai vat versle vienas iš pagrindinių motyvų, kuris gali leisti išsaugot, yra kaifas. Jeigu tu darai verslą su kaifu, tai tu tikrai jį išsaugosi.